Šiandien pamokslą noriu pradėti škotų rašytojo Gario Džono Bišopo mintimi. Jis sako, pakeisime savo gyvenimą veikdami, o ne galvodami apie veiksmus. Mintys apie veiksmus yra tik mintys. Viskas, ką galvojame apie save, kitus ir savo aplinkybės, neturės įtakos mūsų sėkmei tol, kol tai paliksime tik savo galvose. Šiandien girdėjome Evangelijos pagal Luką 9 skyriaus ištrauką. Ši teksto dalis akcentuoja vieną iš svarbiausių krikščionybės aspektų – sekimą Jėzumi. Taigi atverkime savo širdis ir leiskimės į kelionę lydimi šventosios dvasios. Pradėkime nuo pirmųjų eilučių, kur mūsų viešpats Jėzus susitinka su žmogumi, kuris pats išreiškia norą sekti mokytoju. Šis vyras pareiškia, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Tai skamba labai pozityviai, tačiau Jėzaus atsakyme tam žmogui nėra jokio optimizmo. Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Jėzaus žodžiai pabrėžia, kad sekant jį reikia būti pasiruošus atsisakyti visko, kas laikoma savaime suprantamu ir saugiu pasaulyje. Pirmiausia, Jėzus palygina savo padėtį su lapėmis ir padangių sparnuočiais, kurie turi savo urvus ir lizdus. Tai simbolizuoja pasaulietiškus dalykus, kurie dažnai suteikia laikiną saugumą ir patogumus. Bet pamačius, kaip vyksta karas, sugriautus miestus, net ne kažkokių gamtų kataklizmų, o pačių žmonių rankomis, liežuvis sunkiai verčiasi juos taip pavadinti, aišku. Tačiau mes suprantame, kad saugus negali jaustis nieko. Jėzus perspėja, kad saugumą teikia ne žemiški dalykai, bet tik pasitikėjimas Dievo valia. Tikras sekimas Jėzumi reikalauja atsisakyti visko, kas gali trukdyti mūsų pasitikėjimui ir atsidavimui Dievui. Tik pasitikėdami ir sekdami Jėzumi galime surasti tikrąją gyvenimo prasmę, saugumą ir ramybę. Šiame pasaulyje dažnai siekiame saugumo, patogumo ir sėkmės. Tačiau Jėzus kviečia mus pasirinkti kitą kelią. Kelią, kuris gali pareikalauti aukos, bet kuriame mes praturtėsime dvasiškai, o pasaulio draugystę pakeisime į artumą su Dievu. Mokinystė neapsiriboja vien tik sekti Jėzų fiziškai, bet reikalauja mūsų pasiryžimo atiduoti savo gyvenimą ir visą save jam. Keliaukime toliau. Kitam sutiktam kelyje žmogui Jėzus pats pasiūlo sekti jį. Dievo kvietimas dažnai būna netikėtas, nelauktas, dažnai net ne vietoje ir ne laiku. Taip ir šį kartą. Nors žmogus neatsisako, bet prašo leisti grįžti namo palaidoti tėvą. Čia Jėzų matome beširdį ir atrodo negerbianti tėvų. Sakytume paprastai, jis laužo Dievo įsakymą. Konfirmantai gal pasakysite, kelintas yra įsakymas gerbk Dievą, gerbk tėvą ir motiną, 10 Dievo įsakymų. Iš karto skaitysiu atsiskaitimą. Na, kelintas. Tai kartosimės. Ketvirtas įsakymas, gerbk tėvą ir motiną, kad ilgai gyventų. Įsakymas, kuris jau yra ir tarp kitko vienintelis su pažadu. Bet iš tiesų yra atvirkščiai. Jėzus kviečia mus įvykdyti įsakymus neformaliai, o iš visos širdies. Jėzaus kvietimas išreiškia pirmenybę dvasiniam darbui prieš pasaulietinius reikalus. Jėzus parodo, kad pasaulietiniai rūpesčiai, net ir tokie kaip mirusiųjų laidotuvės, neturi būti kliūtis skelbti Dievo karalystę.
Mes dažnai gyvenime atskiriame Dievą nuo savo gyvenimo įvykių. Mes klystame, mes einame klystkeliais. Būtent per pačius svarbiausius įvykius Dievas trokšta prie mūsų prisiliesti, nuraminti, paguosti, kartu liūdėti, taip pat kartu ir džiaugtis, kartu giedoti ir šokti, kartu siausti, šėlti ir ilsėtis. Jis yra gyvųjų Dievas. Jėzus kviečia savo mokinius pirmiausia skirti dėmesį dvasiniam darbui, o ne priklausyti nuo pasaulio normų ir reikalavimų. Tai kvietimas imtis aktyvaus vaidmens Dievo karalystės skelbime, nepaisant pasaulio iššūkių ir tradicijų. Jėzus mums sako, kad yra dalykų didesnių už pasaulio rūpesčius. Jėzus sako, eik ir skelb Dievo karalystę. Šis įsakymas yra itin galingas ir labai svarbus. Jėzus mums primena, kad sekti jį yra mūsų pirmasis pasirinkimas ir jokio palauk ar paskui nėra ir negali būti. Svarbiausia yra skelbti Dievo karalystę, skleisti jo meilę ir tiesą šiame pasaulyje. Tai reiškia pripažinti, kad mūsų prioritetai ir veiksmai turi būti nukreipti į Dievo valią ir jos karalystės plėtojimą. Tačiau pirmiausia, Dievo karalystė turi gyventi mūsų širdyse. Nes jei taip nėra, tai mes būsime ne kažką skelbėjai. Keliaukime toliau. Trečiasis sutiktas žmogus yra lyg ir tvirtai nusprendęs sekti Jėzumi, bet dar turi žemiškų reikalų. Bet tai tik susitvarkys tos reikalus, iš karto prisijungs prie Jėzaus ir seks jį, kur tik tas eitų. O kaip tai panašu į mus. Pasirodo, kad asmuo, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, yra nesugebantis sąmoningai pasirinkti ir tvirtai įsipareigoti. Šis vaizdinys primena žmonės, kurie pradeda kelionę su Dievu, bet tada nusprendžia pasitraukti arba grįžti prie savo ankstesnio gyvenimo būdo. Tai yra kvietimas atsisakyti pasyvaus gyvenimo ir neieškoti pusiausvyros tarp pasaulio ir dvasinių dalykų. Jėzus skatina mus vieną kartą apsisprendus nepasiduoti pagundai grįžti prie ankstesnio gyvenimo būdo, kai ateis iššūkiai ar nepatogumai. Taigi ši frazė išreiškia svarbų dvasinį principą, tvirtą įsipareigojimą Dievo karalystei ir nesvyruojantį pasirinkimą eiti paskui Jėzų. Nepaisant kylančių sunkumų ar pagundų eiti paskui Jėzų. Tai kvietimas priimti iššūkį su tvirtu ryžtu ir tikėjimu. Tai kvietimas atsiduoti visiškai Dievui, nepaisant to, koks nepatogus ar nesaugus tas pasirinkimas atrodytų. Tai kvietimas atpažinti ir naudoti Dievo duotas dovanas savo ir kitų labui. Tai kvietimas pirmiausia siekti Dievo karalystės šiame pasaulyje. Sekti Jėzumi nėra vienkartinis sprendimas ar trumpalaikis įsipareigojimas. Tai yra gyvenimo būdas. Tai nuolatinis pasirinkimas kiekvieną dieną atsiduoti save Dievo valiai. Šis kelias nėra lengvas. Mūsų laukia iššūkiai ir nesvarbu, kiek dabar mums metų. 10, 20, 40 ar 80. Jei tik mūsų sprendimas yra sekti Jėzumi, iššūkiai neišvengiami. Pirmasis iššūkis yra atsisakyti savo komforto zonos, išeiti iš jos. Tai gali reikšti ne tik fizinių patogumo atsisakymą, bet daugiau ir mūsų emocinio ir dvasinio saugumo išbandymą. Būti tikrų siekėjų reiškia pasirinkti kartais nepatogų ar nepopuliarų kelią. Kelią, kuris mums atneš giliausią dvasinį pasitenkinimą ir artumą su Dievu. Antrasis iššūkis yra išmokti atpažinti ir naudoti Dievo duotas dovanas mums. Kiekvienas iš mūsų yra skirtingas, turintis unikalias dovanas ir gebėjimus, kuriuos Dievas suteikia mums tarnauti jo karalystėje. Dievas mus moko,
atpažinti šias dovanas ir naudoti jas ne savo, bet Dievo šloviai ir artimųjų gerovei. Trečiasis iššūkis yra kovoti su savo ego ir pasauliniais siekiais. Šiame pasaulyje dauguma žmonių siekia sėkmės, galių ir turtų. Tačiau Jėzaus sekėjų kelias kviečia mus atsisakyti šio pasaulio standartų ir siekti aukštesnių dvasinių tikslų. Tai reiškia nuolatinę kovą su savo ego, dėmesio perkelimą nuo savęs į kitus ir Dievo valią. Galiausiai, brangieji, mes turime suprasti, kad būti Jėzaus sekėjų nėra vien tik apie mus. Tai yra gyvenimo būdas, kuris veikia ne tik mus, bet ir visus aplinkui. Mes esame šio pasaulio šviesa ir drąsa, skleidžiantis Dievo meilę ir tiesą. Todėl priėmę šį iššūkį nesidairykime atgal. Neieškokime priežasčių atidėti kelionės. Todėl sugrįžkime į pamokslo pradžią. Pakeisime savo gyvenimą veikdami, o ne galvodami apie veiksmus. Mintys apie veiksmus yra tik mintys. Viskas, ką galvojame apie save, kitus ir savo aplinkybės, neturės įtakos mūsų sėkmei tol, kol tai pasiliks tik mūsų galvose. Šiandien aš meldžiu už jūs, kad nepritrūktumėte ryžto ir drąsos, kad šventoji dvasia jūs lydėtų pasirinkus sekti Jėzumi. Noriu jūs pasimelskite už mane ir tesaugo mus Dievas.